kodėl žmonės perka, kai kaina viršui ir parduoda, kai kaina apačioj. Iš principo viskas turėtų atvirkščiai būti logiška. Perkam, kai kaina maža ir parduodam, kai kaina didelė. Bet dėja žmonės yra užvaldomi emocijų, hypo, vadinamo FOMO, fear of missing out, bijo, kad praleis šansą praturtėti ir perka su viso hypo aukštyn ir parduoda žemai. Ką mes matėm dabar, labai daug šviežių naujų piniginių irgi pasiduoda su minusais. Pagal statistiką apie konkrečiai Bitcoiną kalbu, o tie, kurie jau ne pirmą kartą eina per šitą procesą, toliau ramiai susipirkinėja. Suprasti teisingai, čia nėra finansinis patarimas ir aš manau, kad dar nedurnas, nes turėjom tą įsikvėpimą, apie kurį ir buvau minėjęs, kad bus paskutinė lapkričio savaitė. Bet po to mes turėsim dar didesnį smūgį į apačią. Taigi išlikit stiprus, sportuokit, žvalūs, judėkit, grynas oras, fizinis aktyvumas. Taip išlaikysit žvalų, logišką protą.